Sveiki sugrįžę į Koto kanalą. Taigi jau prabėgo kelios savaitės po jungtinių geriausių skyriaus varžybų, kurie mes šaulių įskaitoje laimėjom 1. vietą, o bendroji įskaitai paėmėm 4. vietą, tai labai geras rezultatas. Ir po biškį jau mintis dėliojasi po visų varžybų, ką reikėtų keisti, nes tai buvo tikrai ganėtinai ilgas laiko tarpas, kurį praleidom miškuose. Tai 3 dienos, galim sakyti 3 naktis, viena nelabai skaitosi, nes viena nelabai skaitosi, paprasčiausiai taip pasakykim. Tai 3 dienos, 2 naktis ir tos visos dienos ir naktis buvo pliaupia iš tikrųjų lietus. Tai buvo labai geras išbandymas ekipuotės. Ir šis epizodas būtent bus apie kuprinę ir kas pas mane keičiasi sudėtyje kuprinės, kodėl keičiasi, tai apie tą ir papasakosiu dabar. Tai, kaip minėjau, lijo lietus, tikrai lietaus buvo daug, mes išėjom su kuprinėmis, kurios svėrė be maisto ir vandens apie kažkur 11 kg, tai su maistu ir su vandeniu gal svėrė apie 13, kažkas tokio panašaus labai buvo. Ir mes turbūt jau po 2 dienų ir 2 naktų grįžom į bazę, iš kurios pajudėjom, tai grįžom, tai tos kuprinės jau tada svėrė apie 20 kg, ne? Tai vis dėlto prisigėrė daug lietaus, prisigėrė vandens, viskas apsunko, permirko, tai dabar tą ir Tai po šito įvykio iš tikrųjų biškį pergalvojau kuprinės visą komplektaciją, jinai nėra labai daug nesikeičia, bet tiesiog keičiasi pagrindiniai dalykai, kuriuos tiesiog norėčiau tas problemas įspręsti, kad jų daugiau nebūtų. Tai galite pažiūrėti šitą video ir patys pamatysit, ką bent jau aš keičiu, gal jums gims idėja ir jūs gal taip pat padarysit. Tai visų pirma, mano kuprinė, su kuria aš ėjau, tai yra Lietuvos kariuomenės kuprinė, išduota šaulių, jo, tai pati geriausia kuprinė, geresnės turbūt kol kas nesu net bandęs. Praeitame video matėt, kad aš buvau susikomplektavęs eglutės kuprinę, tai man jinai iš tikrųjų po kelių žygių tikrai nelabai patiko, nes petnešos ganėtinai siauros, biškį spaudė, rėžė kuprinės petnešos, tai man nelabai patiko, tai vis dėlto aš apsisprendžiau eiti būtent su šita kuprinė ir su ją tikrai jau daug kartų esu ėjęs, praėjęs ne vieną žygį ir ne vieną kilometrą. Būtent tą savaitgalį mes susukome per tas visas dienas apie kažkur tarp 70 ir 80 km, nes neturėjom jokių matuoklių, nebuvo niekaip gali, kaip pasakyti, įsimatuoti, kiek žingsnių nuėjom, pagal 6 km telefonų, nei išmanių laikrodžių neturėjom. Tai mes tai paskaičiavom, kad kažkur tarp 70 ir 80 km buvo sukakta, ne? Tai pats pagrindinis dalykas šitos kuprinės, bent jau kas man labai patinka, tai yra petnešos ir jos yra ganėtinai plačios ir tokių kuprinių yra kelios variacijos, biškai gal senesni modeliai, naujesni modeliai. Esu panašią kuprinę matęs su petnešom, kurios yra daug siauresnės, tai man jinai nelabai patiko. Tai būtent šito modelio ir šitos, sakykime, laidos versijos kuprinė man yra pati geriausia, kol kas nieko geriau tikrai nesunešiuosi. Tai ką, tai vis dėlto kas pas mane keičiasi sudėtyje šitos kuprinės, tai pradėkim. Tai kaip minėjau, ir esu jau rodęs pas save kuprinės komplektacija, pas mane jinai plius minus išlieka visą laiką ta pati apie 90%, ne? Tai dažniausiai tai keičiasi tik tai dasideda kažkoks nuo metų laikotarpis, dėl metų laikotarpio, dėl lietaus, ar dar kažkas dasideda ar išsiima ten kokie nors papildomi pašiltukai, ar dar kažkas, ne? Tai visų pirma, aš visą laiką turiu atsarginius rūbus, kurie tikrai gelbėjo tą dieną, kaip mes buvom visą dieną permirkę ir jau reikėjo įsikurti, pasislėpti nuo dronų. Tai aš tikrai apsivilkau, patikėčiau savo šlapius rūbus į sausus rūbus, bet kitą dieną jie vėl sušlapo, bet nors išsimiegojau su sausais rūbais, tai viskas buvo liuks. Tai visą laiką aš turiu savo rūbus susidėjęs neperšlampame maiše, kas yra tikrai jos apsaugo ir apsaugo nuo lietaus ir tikrai jie nesušlampa. Tada šitą kilimėlį esu pristatęs, tai yra M-tako pripučiamas kilimėlis. Pas mane jisai jau gal 3 metai, gal 2 metai. Labai daug kartų miegojau miške, tikrai nepradūręs, nesukiūręs, veikia nuostabus dalykas, visiems rekomenduoju šitą kilimėlį įsigyti, kas dar to nesat padarę. Tada aš turiu šitą tentą,
Jisai keliauja su manimi visas pratybas, bet būtent per varžybas aš jo neturėjau, nes vėlgi aš žiūrėjau, ką aš dėsiuos dėl svorio, kad nebūtų tikrai per daugiausiai to svorio neštumėsi tik tą, kas yra būtina ir reikiama. Ne? Tai šitas tentas yra turbūt 3 metrai ant 2 metrų, jeigu neklystu. Tada šito irgi neturėjau įsidėjęs, nes čia yra eglutės miegmaišio, 4 dalių miegmaišis, tikrai superinis dalykas. Tai čia yra vadinamas kandonas, ne? Tai tiesiog, gali jį apsivilkt ant viršaus, kad nesušlaptum per lietų. Ir tada eina pats miegmaišis, ne? Tai čia viskas lukas, kas yra pas mane kuprinėje sudėta dabar. Kodėl aš viską įsimiau? Nes aš dabar būtent vieną dalyką keisiu, tai susijęs su būtent šitos kuprinės didžiuoju skyrium. Nes, kaip minėjau, lietus lijo, ta kuprinė permirko, viskas viduje irgi permirko. Ir rūbai nepermirko, kurie buvo neperšlampamuose maišuose, bet permirko, kaip jisai buvo sausas miegmaišis, kaip mes slėpėmės nuo lietaus ir tada, kaip jisai jau įdėjo kuprinę, vis dėlto po kažkiek laiko jisai sušlapa visas, ne? Tai kažkiek šita kuprinė yra atspari lietui, bet po kažkiek laiko vis tiek jinai persigeria tas lietus ir vis dėlto viskas sušlampa. Tai ką mes darom, kad aš nebepapulčiau į tokią pat padėtį kaip prieš tai, tai ką mes padarysim? Apsilankiau, aišku, šiandieną bunkerį, tai šautautas bunkerio berniukam, ne, komandai ir nusipirkau neperšlampamą maišą, kuris yra iš Tasmanian Tiger, jis yra XL dydžio. Tai būtent šitas maišas dabar bus dedamas į kuprinės vidų, kuris apsaugos nuo būtent tokių situacijų. Tai yra grinai didelis maišas, jis yra neperšlampamas, tai aš tiesiog noriu turėti daugiau apsaugos. Ir iki šiol neteko, ta prasme, mes buvom pratybose per vietų, bet tai dažniausiai būna parinės pratybos, netikrai netokio labai didelio ištempto laiko pratybos, ne? Tai čia buvo žaidynės, tai teko tikrai daug judėti ir daug to lietaus buvo, kaip minėjau. Tai su tokia problema man nebuvo tekę dar susitikti, bet kaip sakiau, ilgos pratybos tai yra geriausias testas, absoliučiai visą jūsų ekipuoti, kaip susikomplektuojat, kaip susidedat ir visa kita. Tai vat būtent po šito žaidinio, ką mes keičiam biškį, pridedam daugiau apsaugos. Tai šitas didžiulis maišas, neperšlampamas maišas, tiesiog keliauja į vidų kuprinės, aš jį įsidėsiu. Ir dabar bus tiesiog dar vienas papildomas apsauginis sluoksnis nuo lietaus. Ir dabar būtent į šitą maišą viską ir dėsiu, kad daugiau nieks mane nebesušlaptų. Tai visų pirma, patys lengviausi daiktai eina į patį dugną. Ir dabar, jeigu manęs paklaustumėt, kodėl aš dedu miegmaišį tam kompresiniam jo maišė, todėl, kad šitaip susitaupo daug daugiau vietos ir iš tikrųjų miegmaišį laikyti nekompresiniam maišiam yra daug pačiam miegmaišių geriau, jis jums ilgiau tarnaus. Ir plus, neužims tiek daug vietos, nes viskas yra kupiniai apie vietą ir kiek mes galime ją susitalpinti. Aišku, su protu, nereikia prisikrauti 30 kg. Tai va, tai visų pirma, pas mane keliauja miegmaišis ir aš tiesiog taip grūdu. Tada keliaus vėl lengvi daiktai, ne, tai eis šitas miegmaišių užvalkalas. Tada aš dėsiu būtent šitą tentą, kuris yra 3 ant 2. Tada eina kilimėlis. Ir aišku, šitie rūbai, šitas paketas tikrai sveria turbūt daugiausiai, tai jisai bus dedamas ant viršaus, arčiau nugaros, nes jis sveria per kokios gal, nežinau, bet gal 3 kg kažkas tokio. Tai jeigu domina, kas yra šitam neperšlampam maiše, tai yra kelnės
yra combo čertas vadinamas, yra gal 4 poros merino vilnų kojinių, gal 2 poros triusikų ir 2 poros maikių, ne? Tai va, susidėjau aš viską į kuprinę ir į šitą maišą. Dabar sekantis upgrade'as, ką mes darom, tai aš keičiu savo palapinsiustę. Man šita palapinsiustė, kuri yra gal pati, ne gal, o jinai yra pati pirmoji prieš gal daugiau nei 5 metus pirkta ir jinai man tikrai tarnavo ilgai. Tai yra pati paprasčiausia palapinsiustė. Ir čia yra turbūt Milteko gal firmos, jeigu neklystu. Vienas minusas su ją, jinai, ta prasme, neprakiūrus, tarnauja, viskas gerai, bet vienas minusas su ją yra, kad jinai yra labai kieta ir daug čiažanti. Tai aš ją dabar keičiu į kitą palapinsiustę. Tai būtų irgi iš mūsų draugų bunkerio, tai keičiu į ne pačią palapinsiustę, o keičiu į mažesnį tentą, kurį naudosiu vietoj palapinės. Dabar klausimas būtų, kodėl man reikalingi 2 tentai. Tai tas tentas yra 3 ant 2, tai čia labiau mes galim pasidaryti gerą pastogę virš galvos daugiau žmonių. Tai ką mes ir buvom pasidarę, kad sugultų beveik visas skyrius, pasimėm gal tokius 2 tentus, įsitempėm, viskas buvo cool. Šitas mažesnis tentukas veiks labiau, kaip reikia pasistatyti užuovėje, ar tai būtų, kaip pasakykim, nuo lietaus, nuo vėjo, nuo saulės, ar tiesiog paprasta mažytė palapinė, pastogė vienvietė, ne? Tai vat būtent šitas tentas ir bus tam naudojamas. Yra iš bunkerio, tai yra A10 Equipment firmos tentas ir jisai yra šiek tiek plonesnis, kaip pasakyti, ne plonesnis, bet minkštesnis. Tai būtent aš jį ir pažiūrėti mes įgalim, iš tikrųjų, jisai šiaip yra ir daug lengvesnis, tai mes vien tik tai šnekam ne apie kuprinės vietą, ne, o kiek turim laisvos vietos, nes keičiam daiktus į šiek tiek mažesnius, bet kurie tarnauja lygiai taip pat. Tai žiūrime taip pat ir į svorį, tai šita tikrai šiek tiek yra daug sunkesnė palapinsiustė, nes kaip minėjau, jinai yra labai kieta ir daug čiažanti, tai mes pakeičiam ją 10 gamybos tentuką. Ir taip jisai atrodo labai paprastai. Štai toks tentas, gražiai sulankstytas, tai vat būtent jį aš ir pasinaudosiu dabar. Tai būtent šitas tentas dabar man tarnaus vietoj palapinsiustės, norint įsikurti pastogę nuo lietaus vienvietę, jeigu norim miegoti. Ir štai jis keliauja būtent į šitą atgal maišiuką. Ir užsitraukiam ir mes jį įsidedam atgal į savo didįjį maišą. Ir viskas. Toliau dar vienas pagrindinis būtų iš akcentų. Tai atotampos. Prieš tai aš naudojau tokias irgi pačias pirmas pirktas atotampas, kurios gal buvo spalvotas, ten gal raudonos ir tokios labai šviesiai žalios spalvos. Ir jos buvo šiek tiek irgi, kaip pasakyti, didesnės, storesnės, sunkesnės. Tai aš net nebuvau jų įsidėjęs, tai buvo didžiulis vėlgi minusas, kad neturėjau. Tai dabar aš lygiai taip pat iš bunkerio pasiimu štai vat būtent gražios Ranger Green turbūt spalvos atotampas, tai yra 4. Ir būtent jas prisikomplektuosiu prie savo šito tento, tiesiog įsimesiu jas čia, kad jos būtų kartu. Ir galėčiau aš jas viską naudoti vienu momentu, tai toks gaunasi komplektas. Ir iš pagrindinių mano pakeitimų būtent kuprinės komplektacijoje būtų štai būtent toks. Tai būtų padidinta apsauga nuo lietaus, tento pakeitimas ir papildomos ar pakeičiam atotampas šiek tiek mažesnės ir lengvesnės atotampas ir prisikomplektuojam jos prie naujo tento. Tai būtų tiek iš tikrųjų, o jeigu jūs domina visa mano kuprinės komplektacija, tai
galite grįžti į video Šaulio kuprinė viskam ir tikrai pamatysite ten be vos ne tą pačią komplektaciją, ką aš turiu dabar čia susidėjęs, apart šitų naujų, kaip pavadinkim, atnaujinimų. Tai, o jeigu norėtumėte labiau gilesnio video apie būtent kuprinės komplektaciją, parašykit komentaruose ir aš tikrai tą visą apžvalgą padarysiu ir galėsit pasižiūrėti, ką aš būtent turiu kupriniai. Tai būtų iš manęs tiek ir ačiū Jums, kad sekat Kovotojų kodą, žiūrit, komentuojat, laikinat ir duodat heito. Ir ačiū Jums ir iki kitų kartų.